Lobį radom. Visiškai nepapuvęs stogas. Panašu į kriptą. Sveiki, užeikit. Nagi, užeikit, pavysim, ką nusipirkom. Nesudrovėkit, sėskit. Išgersim arbatos ir papasakosim, kas mes tokie ir ką mes čia iš vis veikiam. Taigi aš esu Gabrielė, už kameros yra mano vyras Marius ir mes pradedam projektą Miestiečiai kaime. Nusipirkom sodybą Marijampolės rajone, kitaip tariant, iškeitėm Kaune visiškai suremontuotą butą į 100-metę, visiškai senai netvarkytą sodybą ir bandysim ją prikelti, kad būtų mūsų svajonių namai. Taigi mažiau kalbų, o einam aprodysim sodybą. Turim 3 krosnis. Bet taip įdomiai padaryta yra. Vienas yra šičia, bet eina per tą patį kaminą į viršų. Kita turim kitam kambaryje. Ir dar trečioje pusėje. Namas yra 100 kvadratų, tikriausiai 1926 metų statybos. Va, taip va ir būna. Bet ką mes turim, čia antikvariniai dalykai, abos, eik tu savo, kokių čia metų, žiūrėk. Septyniasdešimt 9 metų, nu va, jeigu vyks, tai bus labai smagu. Skrinė, pažiūrim, kas radai. Čia būtų smagu ją renovuoti ir nudažyti pakeisti. Nu, čia simbolinis. Kas čia per daiktas? Čia televizorius. Čia televizorius. Vertimo prietaisai. Einam į būsimą miegamąjį. Šiaip labai žmonės buvo kūrybingi, pažiūrėkit. Visi su gėlytėm. Lobį radom. Jeigu aš paskirčiau šitą dalyką, galbūt tai yra buvusių šeimininkų portretas. Labai tikėtina. Bet taip ir yra. Žinot kodėl? Nes mums pasakojo, kad čia gyveno karininkas, kuris tarnavo jūrų laivyne. Tai daug šansų, kad jis taip ir atrodė. Turim stereo aparatūrą naujausią. Čia paskutinis mados klyksmas. Čia gal tos plokštelės dėsis? Taip, taip. Nemoku uždaryti. Ir laikraščiai. Žiūrėk. Kelintų čia metų. 64 gegužės mėnesio. Čia tokį galima net į muziejų nunešti. Ir visiškai nepapuvęs stogas. Aha, Mariu, gal logo jau iškart? O tai tu tai ant pripučiamo čiužinio turbūt, ar ne? Ir va trečias pečius. Tai pirmi darbai name laukia stogas, šildymas. Kvapas nėra iš pačių geriausių. Čia. Gal lipam į antrą aukštą? Arba dar ne. Turim dar ir rūsį. Bet jame nėra nei laiptų, nei šviesos. Kopečios, bet jos nuvirtusios, nesimato netgi iš tikrųjų. Čia kažkokia patalpa. Šiukšlės sudėtos. Na ir liftu, nes aš aukščio bijau.
Seni savininkai daug visko paliko. Visokių senų dėžučių. Kabykla. Čia dar turbūt daug visko rasim. Va, svarstyklės. Skaitikliai. Kažkokios dėžutės. O, dar vienas grotuvas. O, dar ir lempų mašinos. Stogas jau vieną kartą gyvenime keistas. Tai va čia yra medinės čerpės, o ant viršaus šiferis. Šiaip kelios vietos yra tik supuvę, o kai kur va šviečia saulė. Na, darbo daug nusimato. Kol viską išvalysim. Šiaip tais ir paukščiukų matėm skraidant. O dabar einam apžiūrėsim ūkinį pastatą. Taigi, štai toks mažas, mažytis 1000 kvadratų ūkinis. Bandysim aprodyti, ką mes turim viduj. Tai Turim visiškai nugriuvusi. Ką mes čia turim? Biškutį lentos į kitą pusę. Oho. Galėsim daug Lenda. šašlikų. O, šašlikėliam jau malkų turim. Čia gal porai metų užteks. Kaip jis atsirado? Kiek? Žiūrėk, kokio didumo jis. Viskas iš molio. Čia Žiūrėk, kaip taip gražu. įdomiai, nes spėjam, kad šita pusė yra dastatyta šiek tiek vėliau. Nes visas jis yra molinis, tačiau šita pusė yra iš vieno pjovimo lentų. Vat būtent molinė siena. Ateik čia, pažiūrėk, avilių turim. O. Žiūrėk, visko, remelių. Mes dar nesakėm, kad mes esam pabaigę pradžiamokslį bitininkų, tai būsim galbūt. Čia va netgi ir yra ratelis. Galandinimo tiksliau senos staklės. Gaila tik tai, kad stogas biškai griūna, bent bandysim sutaisyti. Ne šiemet, tai kitais metais tai būtinai. Pažiūrėk, gyvena gyvūnėlis kažkoks. Na, gal turim lapiukų, netyčia. Čia iš tikrųjų tai tikriausiai buvo labai stambus ūkininkai. Tai nes matosi, kad ir sodyba prižiūrėta ir viskas tvarkingai padaryta. Nu, iš tikrųjų labai. Negražus reikalas, oho, kaip čia senai Čia vat viskas. vienas iš to tokių, kur reikės taisyti. Iš tikrųjų labai gaila, jeigu šitas ūkinis nugriūtų. Nes, nu, tikrai retai kada jų pamatysi tokių. Čia jau kažkas bandė renovuoti, tvarkyti kažkiek tais. Žiūrėk, šitą galėsim uždaryti. Nu, aš nesu dar toks kiaulė, kad čia mane reikėtų uždaryti. Bet čia kiek jie visko laikė, tu pažiūrėk. Čia tikriausiai karvės. Tai va, kiek čia mes turim ėdžių? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tai turbūt bus 8 karvutės ir turbūt čia kiaulėm. Bet Vienas tokio senumo, kad... ir dar kitas. Tai vat, tik tai jau gaila, kad stogas jau šiek tiek
pūva, genda. Reikės kažkaip bandyti sutaisyti, prikelt. Pažiūrėk, ką turim. Kas? Kregždučių lizdas. Na ką, einam toliau. Čia net. Oho, tu pažiūrėk, čia viskas iš molio. Plytų. Turim plytų kažkiek. Bet tu pažiūrėk, kaip čia viskas, kiek čia amžiaus. Kokios lempos. Šiaip tais, bent jau kiek žiūrėjom, tai čia tikriausiai žirgus laikė. Nes tokia kaip ir vieta. Nes kaip ir ėdžios, bet čia karvėm netinka ir plus Čia vandenį. visokie įnagiai yra likę. Pažiūrėk, čia tikriausiai vandenį arba pašarą dėdavo į šitą tarpą. Čia kas čia yra betoninis visas reikalas. Tai tai čia dar kažkokie ir dokumentai likę. Ar kas čia? Užrašų knygutė. Planeliai kažkokie netgi. O. Ką mes čia turim? Techninė detalė. Braižė NR19. O. Įdomiai. Čia iš tikrųjų visokių tokių smulkmenų. Čia, Mariau, rasimės Kokios visko. Pačiaukios senovinės lovos. Ir visur vieta išnaudota, net viršui padaryti tokie pakabinimai. Visur visko, kiekvienas atrodo centimetras išnaudotas. Įdomu, kam tos skylės visos. Arba čia jau yra nuo laiko. Čia jau tikriausiai nuo laiko viskas jau. Kubilas. Galėsim kopustus raukti. Vyną darysim, vyną. Ne. Kaip tik, tarp kitko, lietuviai pernai stojo į vynuogių augintojų kaip ir asociaciją, klubą, nežinau kaip pavadinti, ir jau kaip normalūs vyndariai gali vadintis. Na ir turbūt pati fainiausia man asmeniškai patalpa visam ūkiniam. Oi. Krenta nuo lubų, viskas kas gali. Aruodas. Turim miltų. Kaip malūną senovinį turim. Galėsim pabandyti atsimalt miltų ir išsikep duonos. Kažkokia kaip ir skrinė metalinė. Smulkmenų visokiausių stalas. Ir aruodai. Kaip anksčiau padaryti buvo. Čia, žinok, yra kažkokia skylė. Pažiūrėk, ten yra apačioj kažkas tai turbūt. Čia gal tiesiog peliukai. Peliukai gal jau tiesiog išvalgė. Visur miltai, pažiūrėk. Tai aruodas. Čia plaut reikės, tai... Rėmelių. Bitėm turim. Dar viena statinaitė. Ateik pasisversi, žiūrėk, čia yra svarstyklės. O. Dar ir svarstyklės. Bijau sulaužyti. Tai Senovinis varstotas. Ar bastalis. Dar mes tokius turėjom darbų pamokose, dabar jau nebelikę. Medinis visokių įnagių. Visko pilna. Sienos nukabintas. Turim dar ir lauko virtuvėlę. Turim seną šulinį, kurį bandysim išvalyti ir pažiūrėti, ar tinkamas vanduo geriamasis. Nėra gilus, bet taip įdomiai padaryta. Name nėra vandentiekio, tačiau lauko virtuvė jau padarytas vandentiekis. Parodysim viduje. Čia labai rimta spyna.
Aha, labai. Gyvūnėlių aplinkui. Bet čia taip viskas baisu. Čia pirmi mūsų augintiniai. Ir visur pilna aplink lauko virtuvę. Nu, va. Čia viskas labai tvarkinga, gražu, švaru. Jau net ir dūminės kažkas palikė. Kvapas tai toks nelabai geras. Tu pažiūrėk, čia atrodo kaip šikšnosparnių irštva. Pažiūrėk va šitoje vietoje. Manau, jos įtempiamos gražios lubos, čia naujausias mados šauksmas. Šitie, man atrodo, turėtų būti ganėtinai seni reikalai. Dujinė visai nauja. Šitie, pažiūrėk, kokie senoviniai, daug kokie čia amžiaus. Bet kaip gražiai padaryta. Atrodo jau ir prieš tiek metų. Na, pabandoma daryti. Čia jau žinau. Nu, va, šiandien kažkas košės nevalgė. Šitie gal atsidaro. O, šitie atsidaro. Pažiūrėk, gal pyragas likęs? Turim kriauklę, bet tikriausiai nenaudojama. Ai, tai vat, ateina vandentekis, stovi hidroforas senovinis. Šitam elektra yra? Yra, Išjungtas. pažiūrėk. Yra, bet be lemputės, taip. Jo, tikrai šita tai šviečia, 100%. Žiūrėk, Va, šitas. tai už karto plačiakranis televizorius. Oho. Nu, vonę tai jau kaip ir turim. Pažiūrėk. Čia apšvietimo mažai, bet viduj tai jinai. Nu, va, pats tas jau, galima maudytis. Bet vat jau ir boileris stovėjo. Dar vienas pečiukas. Jis tikriausiai yra nuo pečiaus pasikūrenamas boileris. O, net ir Ar tu matai, kas čia kas tau tai voras? vyksta? Šiandieną su savo darbiniu arkliuku pasiruošėm dar ir tvarkyti sodą, na, bet šiek tiek vėliau parodysim. Ir čia turim dar tokių porą patalpėlių. Viena anksčiau čia panašu rūkydavo mėsą. Darysi, Gabrielė? Pažiūrėk, čia kokie metai. Ai, tai va čia spėjam, kad 198. pastatyta apie lauko virtuvę 1980 kažkelintais metais. Kągi mes čia turim. Na, čia taip rūkydavo mėsą. Nu, mieste tokių dalykų tai tikrai nepamatysi. Bet įdomiai, man pasakojo senelis, kad čia buvo 70-80 metų toksai dalykas, nes realiai prieš tai statydavo medinės mėsos rūkyklas, o paskui kažkaip perėjo prie mūrinių, tačiau jos ne visai pasiteisino, bent jau kur senelis augo tam krašte, ir vėl sugrįžo prie medinių. Klausys. Iš ko? Iš smėlio padarytas? Ne, čia gal tiesiog. Žinok, Tai va, nejauku. jeigu... Labai nejauku, jie čia nes žiūri tamsu. Tai šiaip tai sakėm, va, jeigu nuo karo, tai jau turim kur slėptis. Lempa. Va. O Bet čia įdomiai, šitas kam reikalingas? čia vandens nubėgimui. Jeigu kauptųsi vanduo, tai čia vat nubėga. Šalta tai žiauriai, bet turėtų gerai laikytis viskas. Gaila tai tik tai tas, kad kai pirmą kartą apžiūrėjom, tai čia kaimynai bulves laikė, bet nepaliko mum. Būtume pradžiai turėjau. Panašu į kriptą. Gal taip nejuokauk baisiai. Dar palaukam, žiūrėk, Jėzus sudarinėja duris, man O, čia to baisu. uždarys mus. Žiūrėk, kokį mes turim vaizdą. Savam kieme nuosava upė.
sodas, maždaug 20 skirtingų obelų sodas. Laukai. Paukščiukai čiulba. Ta prasme, tarp miesto ir tai, kas yra šičia, tai čia tokia ramybė. Daug kas tik pakraipo galvą, kaip pasakydavom, kad atvažiuojam iš miesto į kaimą, bet bandysim paneigti šitą stereotipą, kad kaime yra blogiau negu mieste. Žiūrėk, turim, kas čia dabar, šiukšlyną turim. Ateik čia, pažiūrėk, jie čia viską. Kaip senais laikais viską meskime į šlaitą. Įdomu, kokio dydžio tas šiukšlynas, jaučiu gal iki pusės kalno. Nukasim ir dar bus. Čia neįkris galbūt. Tu pažiūrėk, čia vienas šiukšlynas, net mašinų dalis. Turim. Ką sakai, nori tam kleve padaryti? Aš tai jau net matau. Ateik rodysiu. Čia man turi būti supynės. Nu, čia kažkas turbūt ne vienus metus gėrė. Jau aš net įsivaizduoju, čia pas mane turės kabėti supynės. Čia ratu, didžiuliu ratu bus levandų. Ir dažnai ką kabinsim. Čia bus daug girliandinių lempučių, kad jos visos naktį žibėtų. Turim lizdelį šiam medyje. Medžiai tai yra tokio senumo, kad pusę jas tikriausiai reikės nugenėti. Ir kur mes taip rastume mieste tokį grožį? Nu ką, šiandien pradėsim nuo sodo tvarkymo. Tai turim naujas technologijas, turim senesnės technologijas ir kadangi nuo lengviausio pradėti neįdomu, tai pradėsim nuo šio medžio. Bandysim parodyti, ką čia mes pagimdysim. Nu va, kiek pasiekiau, sudžiūvusias šakas apgenėjau. Biškai jau yra, ne? Kaip pasakysit, gal gražiau šiek tiek? Reiks galvot, kaip kopečias, gal kokias didesnės ieško, daugiau nepasiekiu.
Sveiki, aš čia. Matot? Pažiūrėkit, kiek padarėm. Čia vien šakos nuo mūsų 10 medžių. 10 medžių tik šiandien įveikėm. Realiai neformavom, tik tai nupjaustėm tai, kas yra sudžiūvę, kas nulūžė. Bloga žinia, kad turbūt dar 10 liko. Tai šiandien jau 6:30, jau po biškį pradeda temt. Važiuojam namo ilsėtis ir susimatysim kitame video. Iki!